Šiandien pakalbėsime apie trikampius. Techninėje analizėje trikampiai yra gana plačiai naudojami, kadangi juos pakankamai nesunku atpažinti. Trikampių šablonai grafikuose būna pavadinti skirtingai – kylantys ir besileidžiantys, simetriškom apačiom ir viršumis ar net pleištais. Kaip pasakojama knygose apie techninę analizę, kainos judėjimo kryptis po to, kai susiformuoja ši figūra, priklauso nuo jos rūšies. Labai gražus pavyzdys euro ir dolerio poroje. Aiškiai matomas susiformavęs trikampis. Judesiai figūros viduje atitinka reikalavimus, tai yra teisingai juda nuo vienos kraštinės link kitos. Norint sėkmingai suprekiauti šį šabloną, prekeiviui visų pirma reikia išsiaiškinti, kur trikampis yra didesnėme paveiksle. Jungiam dienos laikotarpį. Didesnėme paveiksle matome, jog vyrauja besileidžianti tendencija. Kaip jau žinome, Forex tendencija yra mūsų draugas, todėl prekiauti jos kryptimis saugiau. Grįžtame prie mažesnių laikmečių, kur labiau paanalizuosime esamą šabloną. Jungiame 4 valandų grafiką. Labiausiai mus domina trikampio lūžio vieta, kur reiktų generuoti užsakymą. Galimi keli variantai – automatinis ar ranka atidaromas užsakymas. Juos reikėtų atidaryti už 5 taškų nuo kraštinės lūžio vietos. Nuostolio stabdymo užsakymas stop loss dedamas pagal esamą situaciją. Pasirenkamas techninis lygis arba tiesiog 20 taškų virš artimiausios šablono kraštinės. Paprastai šio šablono lūžis vyksta, kai kraštinė turi 3 taškus. Tai yra 4 taško taisyklė. Turint 3 taškus, kraštinė krypties linija anksčiau ar vėliau lūš. Kartais trikampių kraštinės lūžta ir turinčios daugiau – 4-5 taškus. Šias figūras pakankamai nesunku pastebėti, todėl pastebėjus dar tik besiformuojantį trikampį, galimi užsakymai ir jo viduje. Pirkimai, pardavimai nuo kraštinių, kitoje pusėje esančių kraštinių link. Pelno nusiėmimo vieta, priešinga kraštinė. Skersmens atstumas yra kelias, kurį paprastai keliauja kaina ištrūkusi iš teisingai susiformavusios figūros. Atstumas matuojamas nuo lūžio taško. Pavyzdyje tai ir matote. Gražus pelnas pagal visas taisyklės ir net su šiokiu tokiu priedu. Geri techninės analizės pagrindai – formulė į sėkmę. Šiandien tiek. Sėkmės prekiaujant.